seminaro. Patvirtinkite, prašau, kad mane girdite. Girdime. Dėkui. Girdime. Dėkui jums. Tai tuomet gal aš trumpai tokia padarysiu truputėlį įžangą, papasakosiu, kaip mes šiandieną dirbsime. Pirmiausia, aš norėsiu paprašyti visų išsijungti mikrofonus, kad garsas nebūtų dalyviams, kadangi mūsų tikrai yra labai daug šiandieną. Taip. Taip pat nesijungti, aišku, kamerų savo, kad vėlgi vaizdas netrukdytų ryšiui ir mes vieni kitus galėtumėm girdėti ir matyti tai, ką mes norėsim jums parodyti. Matau, kad dar vis yra prisijungiančių kolegų prie mūsų, tai kol pradėsim, tikiuosi tikrai visi suspės ir prisijungti. Tai noriu padėkoti už klausimus, kurių tikrai nemažai sulaukėme. Iškart noriu pasakyti, kad į tos klausimus, kurie buvo atsiųsti iki mūsų nurodytos datos, taip pat prijungėm ir keletą klausimų, kuriuos dar kitą dieną atsiuntėte, bet tikrai noriu pasakyti, kad tos klausimus, kuriuos gavom jau vėliau, juos mes tikrai neatsakysime, nes buvo nurodyta data, iki kurios klausimus siųsti ir tikrai. Jolita, įsijungit mikrofoną, išjungia kažkas. Taip, aha. Ir vėl išsijungia. Taip, matau, tikiuosi neišjungs manęs dabar daugiau. Tai trumpai pasikartosiu, kad pasistengėm atsakyti į jūsų atsiųstus klausimus, tačiau tos klausimus, kuriuos jau gavome pavėluotai, tai juos tikrai jau neparengėm atsakymų. Ir koks formatas bus šiandieną, tai kągi, šis laikotarpis yra toks tikrai pokyčių metas. Užsieniečių teisinės padėties įstatymas sakoma, kad tai yra vienas didžiausių savo apimtim Lietuvoje įstatymų. Visi mes, ko gero, tiek jūs, tiek ir mes puikiai žinom, kad tai, taip, tai yra sudėtingas įstatymas, jis apima daug sričių, jį būna sudėtinga skaityti. Tai, kad tas įstatymas taip pat yra vienas iš dažniausiai keičiamų Lietuvoje įstatymų, ko gero, nurodo ir jo svarbą, jo reikšmę ir tai, kad, iš vienos pusės tie pokyčiai būna kartais juos sunkokai ir sugaudyti, suprasti, suvokti, įsigilinti, nespėjai prie vienų pokyčių priprasti, jau žiūrėk, kiti pokyčiai atsiranda. Bet iš kitos, žinote, yra sena kinų patarlė, kuri naudojama, kinai naudoja tais atvejais, kai norėdavo, kaip žmogui, turbūt mandagia forma pasakyti, kažko jam tokio palinkėti, ko mandagiai žodžiais negali pasakyti. Tai sakydavo, kad tu gyventum pokyčių metais. Tai visi mes šito laikotarpiu gyvename, bet iš kitos pusės pokyčiai, jie nėra blogai, nėra blogas dalykas. Tai reiškia, kad šitas sritis yra svarbi. Šitas sritis yra. Įsijungti, prašau, mikrofoną. Iš jų kažką. Dėkui. Tai reiškia, kad tai yra svarbi sritis, taip pat užsieniečių darbas, atvykimas, darbdavių interesai, taip pat susikerta ir valstybės interesai, saugumo interesai, visi kiti dalykai, tai yra svarbu. Vieni pokyčiai mums atrodo galbūt apsunkina mūsų darbą, kiti pokyčiai palengvina, bet tai yra natūrali gyvenimo tėkmė, reakcija į geopolitinę situaciją, į kitus dalykus. Taigi, tai šiandieną pabandysim susigaudyti, tikrai esam kryžkelėje tokioj, pabandysim susigaudyti, kokie pokyčiai įvyko šiais metais. Ir ko gero labai svarbu, ko mes galim tikėtis 25 metais, tai yra kitais metais. Kitai metai tikrai irgi bus lūžio metai tokie, matysit, gyvensime jau kitomis taisyklėmis, bandysime aiškintis ir dirbti pagal tas taisyklės ir matysime, galbūt tikrai tai mūsų darbą, visų ir jūsų, ir mūsų bendrą darbą palengvins. Taigi aš dalinuosi ekranu ir
Taip. Turėtumėte dabar patvirtinkite, ar matote pirmą Matome. išeiginę skaidrę. Matom. Puiku. Taip, tuomet ir važiuokime. Taigi, pokyčiai, kurie mus ištiko Liepos 1 dieną. Tai ko gero visas pagrindinis tas pokytis, kurį pajutome, aišku, tai yra reikalavimas pateikti informaciją darbdaviui apie užsieniečio turimą kvalifikaciją susijusią su atliktinu darbu ir jo turimą darbo patirtį. Jeigu iki Liepos 1, tai turėjome galimybę teikti informaciją arba apie kvalifikaciją, arba apie darbo patirtį, tai jau nuo Liepos 1 dienos mums jau įstatymas įpareigoja būtent teikti informaciją tiek apie kvalifikaciją, tiek apie darbo patirtį. Alternatyva yra ir anksčiau egzistavo kaip trečioji sąlyga, tai yra mokamas užsieniečiui darbo užmokestis 1 BDU dydžio. Įsipareigojimas įdarbinti užsienietį netrumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiu, jisai iki šiol egzistavo, jis ir lieka toliau. Taip pat įstatymas jau dabar numato reikalavimą, kad užsienietis būtų įdarbintas visą darbo laiko normą. Turbūt tai yra natūralu, kad jeigu jau mes kviečiamės užsienietį pas save, ar tai tarptautinio krovinių transporto priemonės vairuotojų, ar tai statybos srityje, tai ko gero jį norim įdarbinti ne vienai, ne 2 valandoms, tai tikrai suprantamas reikalavimas, kad tokį užsienietį jau turėtumėm įdarbinti, jam suteikti darbą, tai yra nustatyti jam visą darbo laiko normą. Išimtis dėl kvalifikacijos ir darbo patirties išlieka tokia, kokia ir buvo. Tai tie užsieniečiai, kurie Lietuvoje pas mus baigė studijas arba formalius profesinius mokymus, tai yra ne tik tas baigė aukštąsias mokyklas, bet įgyja kažkokį tai profesinį išsilavinimą, tai yra aukštesnį išsilavinimą, įgyja kažkokią tai profesiją Lietuvoje, tai reiškia užsienietis pas mus investuoja savo darbo laiką, tai yra savo laiką, savo finansus, jau jisai ir pramoksta ir kalbą, jau žino Lietuvos papročius, kažkiek tai yra jau socializavęs, įsiliejęs į mūsų visuomenę, tai nėra tiesiog vakar iš užsienio atvykęs žmogus, kuris jau yra susipažinęs galbūt su Lietuvos kultūra, jau čia apsipratęs ir tiesiog tokiam žmogui, ir jums jisai galėtų būti naudingas ir kad galėtų čia tęsti darbą. Jūs visi žinote, turbūt tą sąlygą, kad užsienietis, kuris baigė studijas ar formalius profesinius mokymus, po studijų mokymų pabaigos, jis tai gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi, taip vadinamos leidimas darbo paieškoms, kuris gavęs galiojantį leidimą, jisai gali ieškotis darbo, susiradęs darbą, pradėti dirbti. Tai yra šita nuostata jau galioja, jeigu aš neklystu, jau porą metų, bet galbūt irgi dar praslydo pro kai kurių iš jūsų akis, kad tikrai įstatymas nedraudžia užsienietį turintį leidimą darbo paieškos tikslų įdarbinti ir jau jisai to leidimo galiojimo laikotarpiu gali pas jūs dirbti. Toliau, jeigu tas darbuotojas jums tinkamas, jau toliau norėdami jį išlaikyti, jau jūs teiksite tada jau tarpininkavimo raštą ir jau kreipsitės dėl leidimo laikinai gyventi, būtent konkrečiai jūsų įmonė į darbo pagrindu. Tai užsieniečiams, kurie baigė studijas ar profesinius mokymus, šita lengvata galioja 10 metų nuo studijų mokymosi baigimo dienos. Tai yra 10 metų, tokį užsienietį galima įdarbinti, netaikant jam kvalifikacijos ir darbo patirties reikalavimo. Be abejo, taip pat jam ir netaikomas reikalavimas kreiptis į užimtumo tarnybą, bet tiesiog jau, kaip matysite toliau, 25 metais jau mūsų laukia dideli pokyčiai būtent dėl užimtumo tarnybos sprendimų. Tokia išimtis nėra taikoma užsieniečiams, kurie ketina dirbti pagal laikinojo darbo sutartį. Dabar perleidu žodį savo kolegijai. Gintarė, prašau. Turim klausimą. Labą dieną. Taip, iš tikrųjų klausimų gavom labai daug ir labai įvairių, todėl pasistengėm juos sugrupuoti.
Svarbu paminėti, kad klausimai nebuvo koreguojami, taip pat mačiau klausimų, kuriuos šiandien parašėte, ar bus atsakymai raštu į tuos pateiktus klausimus. Tai taip skaidrėme mes su jumis pasidalinsime ir tikrai rasite visus tuos atsakymus raštu. Tai pirmasis klausimas yra iš tikrųjų gana platus, bet jo esmė yra tokia. Kas laikoma tinkama kvalifikacija? Tai užsieniečio turima kvalifikacija turi būti susijusi su atitiktinu darbu. Darbdavys turi įsitikinti, kad užsienietis turi dokumentus patvirtinančius jo turimą kvalifikaciją. Dokumente turi būti patvirtinama, kad asmuo įgijo atitinkamą kvalifikaciją. Jei dokumente nurodoma, kad asmuo tik išklausė kursus arba sėkmingai baigė tam tikrus kursus ir nenurodoma įgyta kvalifikacija, tai toks dokumentas nėra tinkamas. Jei įmonė pati organizuoja mokymus, kuriuo metu asmenys gali įgyti tam tikrą kvalifikaciją, ji turi turėti licenciją reikalingą šios veiklos vykdymui ir išduoti dokumentą, kuriame būtų konkrečiai nurodyta, jog asmuo įgijo kvalifikaciją. Tada turėjome klausimų apie tai, ar išorės įmonės organizuojamų kursų baigimo pažymėjimas tokioje situacijoje laikomas darbui tinkama kvalifikacija. Tai iš tikrųjų labai priklauso nuo įmonės išduodamo dokumento. Svarbu būtų įsivertinti, kokias paslaugas įmonė teikia, ar vertina įgytas kompetencijas, ar suteikia kvalifikaciją, nes tikrai pasitaiko atveju, kai asmenys išklauso kursus ir pabaigia mokymus, tačiau kvalifikacijos jokios neįgyja. Tinkamų dokumentų laikomas toks dokumentas, kuriame nurodyta įgyta kvalifikacija. Ar įmonės vidiniai mokymai būtų tinkamas kvalifikacijos įrodymas? Tai čia vėlgi svarbu pažymėti tai, kad dokumente turi būti nurodyta, kad asmuo įgijo kvalifikaciją ir įmonė, jeigu tokius mokymus organizuoja, turi turėti reikalingą licenciją tai veiklai vykdyti. Pakeiskime skaidrę. Ačiū. Šiame klausime jis irgi labai plačiai aprašytas, tačiau esmė yra tokia, kad prašoma plačiau pakomentuoti, ar darbdavys privalo saugoti visus užimtumo įstatymo 57 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punkto nurodytus dokumentus, tai yra trečiosios šalies piliečių kvalifikaciją ir darbo patirtį patvirtinančių bei teisę būti ar gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje suteikiančių dokumentų kopijas, ar pakanka saugoti tik teisę būti ar gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje suteikiančių dokumentų kopijas. Darbdavys privalo viso užsieniečio darbo laikotarpį saugoti tuos dokumentus, kurių pagrindų tarpininkavo dėl leidimo laikinai gyventi. Kuo skiriasi saugomi dokumentai iki Liepos 1 dienos ir po Liepos 1 dienos? Tai tuo, kad iki Liepos 1 jūs privalėjote saugoti patvirtinančius užsieniečio kvalifikaciją arba darbo patirtį dokumentus. Po Liepos 1 jau abu šiuos dokumentus reikėtų saugoti. Tai reiškia, kad reikia saugoti ir užsieniečio kvalifikaciją, ir darbo patirtį patvirtinančius dokumentus. Gerai, pereinam prie kitos skaidrės. Ačiū. Ar užsieniečiams, kai yra taikomas reikalavimas mokėti ne mažesnį atlygį nei šalies BDU, reikia mokėti gegužę plius minus numatytą BDU ar paskutinį numatytą, kuris skelbia kas ketvirtį? Vieno BDU dydžio darbo užmokestis mokamas toks, kokį valstybės duomenų agentūra buvo paskelbiusi prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi priėmimo metu. Kai jau pradeda dirbti ir dirba, jeigu mokam BDU, ar reikia automatiškai pakelti darbo užmokestį, kai pasikeičia BDU? Ne, to daryti tikrai nereikia. Keičiant leidimą laikinai gyventi, užsieniečiai darbdavys turės įsipareigoti mokėti vieno BDU darbo užmokestį, nustatytą prašymo pakeisti leidimą laikinai gyventi priėmimo metu. Bet tai reiškia, kad jei leidimas buvo išduotas 2 metam, tuome laikotarpyje jo to BDU keisti nereikia. Ar užsieniečiai, čia iš tikrųjų šitoje vietoje klausimai buvo labai panašus, todėl mes sudėjome juos į vieną skaidrę. Tai ar užsieniečiai reikalinga garantuoti BDU, net jeigu yra ligos, ir ar užsieniečiai reikia garantuoti BDU, net kai darbuotojas turėjo nemokamas atostogas.
Darbdavys turi užtikrinti, kad užsieniečiui visą leidimo laikinai gyventi laikotarpį būtų mokamas BDU. Migracijos departamento nedraudiminius laikotarpius vertina individualiai, atsižvelgdamas į tai, dėl kokių priežasčių užsienietis nevykdė darbo funkcijų. Tarpininkavimo rašte darbdavys nurodo planuojamą mokėti vidutinį darbo užmokestį. Prašome išaiškinti, kaip šią savoką traktuoja Migracijos departamentas. Pirmiausia, tai tarpininkavimo rašte darbdavys nurodo ne vidutinį darbo užmokestį, o darbo sutarties laikotarpiu ketinama mokėti mėnesinį darbo užmokestį. Jeigu darbuotojas dirba laikino įdarbinimo įmonė ir pasibaigė užsakymas pas klientą X, tačiau laikino įdarbinimo įmonė turi klientą Y, pas kurį yra tokia pati pozicija, tomis pačiomis sąlygomis, ar reikia atlikti kokius nors papildomus veiksmus susijusius su migracija. Papildomų veiksmų tikrai atlikti nereikia, įmonė gali turėti ne vieną užsakovą ir jiems teikti darbuotojų nuomos paslaugą. Svarbu, kad iš tikrųjų pats pagrindinis darbdavys išliktų tas pats ir būtų vykdomos visi tarpininkavimo rašte nurodyti įsipareigojimai. Sekantieji klausimai irgi labai panašus, tai jų esmė yra tokia, kad jeigu trečiųjų šalių pilietis turi nuolatinį leidimą gyventi Lietuvoje, ar jis gali dirbti pagal laikino įdarbinimo sutartį ir ar jam reikia mokėti BDU. Užsieniečiai turintys leidimus nuolat gyventi gali dirbti pagal laikino įdarbinimo sutartį ir jiems netaikomi užsieniečių teisinės padėties įstatymo 44 straipsnio reikalavimai dėl darbo užmokesčio dirbant pagal laikino įdarbinimo sutartį. Šiais atvejais darbdavys neteikia tarpininkavimo rašto dėl užsieniečio ir neprisima 44 straipsnį nustatytų įsipareigojimų dėl darbo užmokesčio. Pakeičiam skaidrę, ačiū. Tai dabar pereikim prie darbdavio keitimo. Aš mačiau pakeltą ranką, tai tiesiog po pristatymą mes turėsim truputį laiko, tokiam paskutiniam replikom dar keletui klausimų skirto. Taigi, darbdavio keitimas. Kas naujo įvyko Liepos 1 dieną, tai ko gero visi pajutome, kad atsiranda nauja taisyklė, kad prašymą leisti pakeisti darbdavį užsienietis jau gali pateikti praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo leidimo laikinai gyventi gavimo dienos. Tai yra užsienietis, kuriam ką tik tai išduotas leidimas laikinai gyventi, taip 6 mėnesius jis pirmiausia dirba pas tą darbdavį, kuris įsipareigojo įdarbinti. Aš primenu, kad darbdavys įsipareigoja užsienietį įdarbinti netrumpesniam laikui kaip 6 mėnesiams. Ir po to jau, jeigu vis tik tai nori pakeisti darbdavį, pereiti pas kitą darbdavį, ar tai sąlygų pagerinimas, ar tiesiog kito pobūdžio darbas, jau tuomet tada teikia prašymą ir keičia darbdavį. Tokiu būdu vis tik tai ir darbdavys turi išlaiko savo darbuotoją. Na ir užsienietis, irgi kurio tikslas atvykti dirbti, jis tą savo tikslą išpildo. Yra tam tikra išimtis, tai yra tie atvejai, kai vis tik Migracijos departamentas nustato pagrindą panaikinti užsieniečių išduotą leidimą laikinai gyventi. Tokiu atveju užsienietis apie tai informuojamas, apie tą galimybę, kad per 3 mėnesius gali pateikti prašymą leisti pakeisti darbdavį, jeigu jis vis tik apsisprendžia ir nori likti Lietuvoje ir toliau dirbti būtent mūsų šalyje. Vienas iš tokių svarbių irgi naujovių įgyvendintų prieš porą metų, tai yra darbas pagal darbo sutartį keliems darbdaviams, kai užsieniečiams sudaryta galimybė dirbti ne pas vieną darbdavį, o būtent iš karto turėti kelis darbdavius. Tai yra darbo sutartis keliems darbdaviams. Visa tai yra įtvirtinta darbo kodekse. Aš manau, jūs tie, kurie naudojate šitą galimybę, esate susipažinę su tam sąlygomis. Tačiau užsieniečių teisinės padėties įstatymas, vertinęs praktiką, apriboja dabar galimybę užsieniečiui dirbti ne daugiau kaip pas 4 darbdavius. Atkreipiu tiesiog dar dėmesį, kad tai šita galimybė dirbti keliems darbdaviams tai nereiškia, kad užsienietis sudaro darbo
Vėl mikrofonas išjungtas. Ačiū, Gintarė. Tiesiog pasikartoju, kad svarbu žinoti, kad galimybė dirbti keliems darbdaviams nereiškia, kad užsienietis sudaro darbo sutartį su vienu iš darbdavių, su kitu ar kitu. O tai galimybė užsieniečiai, galimybė keliems darbdaviams. Jo įsijunkit, prašau, mikrofoną, dėkui. Tai yra galimybė susitarus keliems darbdaviams, galim sakyti, dalintis vieno užsieniečio darbu, įdarbinti užsienietį, jeigu tokios sąlygos susidaro ir galbūt darbdaviui tenkina tai, kad užsienietis pas jį dirba, dalinasi darbo valandomis, tai yra su kitais darbdaviais. Šiuo atveju mes jau žinom, kad tarpininkavimo raštą teikia pirmasis darbdavys, kuris yra nurodytas darbo sutartyje, kuris sudaromas su užsieniečiu, arba jau jūs su kitais darbdaviais susitarę, žinot, kuris iš jūsų bus pirmasis darbdavys. Tai būtent tas darbdavys teikia tarpininkavimo raštą, tai tas darbdavys atstovauja likusiems darbdaviams, juos nurodo tarpininkavimo rašte ir jis atstovauja migracijos procedūrose visiems likusiems darbdaviams. Tačiau šituo atveju visi užsieniečio darbdaviai turi atitikti leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo arba darbdavio keitimo sąlygas. Ir toliau einame prie kitų pokyčių. Ko gero vienas iš didžiausia apimtim Lietuvos pirmą dieną įvykusių pokyčių, tai nustatytos sąlygos, kurias darbdavys turi atitikti, jos įtvirtintos užsieniečių teisinės padėties 44 straipsnį, kuris ir nustato leidimo laikinai gyventi išdavimą būtent darbo pagrindo, būtent kvalifikuotiems darbuotojams. Jeigu yra tarp mūsų šiandien tų darbdavių, kurie darbina aukštos kvalifikacijos darbuotojus, tai iškart noriu pasakyti, kad šitos sąlygos netaikomas aukštos kvalifikacijos darbuotojams, jos įtvirtintos būtent 44 straipsnį, kuris reglamentuoja būtent tiesiog kvalifikuotų darbuotojų, kurie šiuo metu arba turi trūkstamą profesiją, kurį traukia į profesijų sąrašą, arba gauna užimtumo tarnybos sprendimą. Tai būtent šios sąlygos taikomos įdarbinant tokius užsieniečius. Tai viena pirmoji sąlyga, tai įmonės darbdavio veiklos licenzijos leidimai užsiimti tam tikrą veiklą. Šita sąlyga, aišku, paliečia, tai yra tos darbdavius, kurie vykdo veiklą krovinių vežimo srityje, kurie darbina užsieniečius transporto priemonės, kurios veža krovinius tarptautiniais maršrutais. Tai be abejo, šitą veiklą jūs galite vykdyti, pradėti jau vykdyti tuomet, kai įsigyjate taip vadinamą tą VKR licenciją ir išsiemat licenzijos kopijos, kurios, visi žinom, turi būti susietas su transporto priemonėmis. Ir be abejo, jeigu ta transporto priemonė, su kuria licencijos kopija yra susieta, jei dalyvauti neleidžiama eisme, tai tokios transporto priemonės jūs neišleidžiate į reisą, jos nevairuoja užsienietis vairuotojas. Ir žinome tą taisyklę, kuri tvirtinta tiek transporto kodekse, tiek ir atitinkamame reglamente, kad viena licenzijos kopijai gali būti įdarbinant ne daugiau kaip 5 vairuotojai. Kita sąlyga tai yra darbdavio nebaustumas, tai yra darbdavio, galima tai pavadinti, sąžiningumo, geros reputacijos sąlyga. Tai yra, kad darbdaviui nebuvo skirtos administracinės nuobaudos už nepranešimą duomenų apie pasikeitusius užsieniečių duomenys. Tai yra užsienietis, nutraukus darbo santykius, jūs žinote, kad pagal įstatymą reikia informuoti migracijos departamentą, kadangi nutraukus darbo santykius užsieniečių, jeigu užsieniečiui lieka galiojantis leidimas laikinai gyventi, taip pat ir visi įsipareigojimai, kol jūs tinkamai apie tai neinformavote migracijos departamentą, jums taip pat lieka galioti.
Sąlyga tai, kad darbdavys nebūtų baustas už nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą ar įdarbinimo tvarkos pažeidimus. Iš esmės tai nėra jokia naujovė. Ši sąlyga iki šiol ir yra nustatyta įstatyme kaip atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi vienas iš pagrindų. Tai mano šitą sąlygą jūs esate susipažinę. Tikrovės neatitinkantis duomenys. Tai irgi turbūt suprantama sąlyga, taip pat jinai yra irgi vienas iš leidimo gyventi atsisakymo pagrindų. Tai taip pat tikrovės neatitinkančių duomenų pateikimas, ar įgytų, neteisėtai įgytų, ar suklastotų dokumentų pateikimas, tai taip pat irgi sąlyga neleisti uždrausti darbdaviui teikti tarpininkavimo raštus, įsivežti užsieniečius. Taip pat vienas iš apribojimų yra vykdomos veiklos trukmė, tai yra darbdavys, kuris kviečia užsienietį, veiklą turi vykdyti ne trumpiau kaip pastaruosius 6 mėnesius. Tai aišku, tai reiškia, kad įmonė, kuri jau yra įsteigta ir pradėjusi veiklą vykdyti, iš tiesų turi būti įsteigta, jau turi būti užregistruota ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius, ar kaip čia pasakyti, ne anksčiau kaip prieš 6 mėnesius. Tai yra jau 6 mėnesius įmonė turi egzistuoti, pradėti vykdyti veiklą tam, kad galima užsienietį būtų pasikviesti, o išvengti tų atvejų, kai tiesiog užsieniečiai kviečiami, nors veikla dar nėra vykdoma. Manau, kad tai sąžiningų darbdavių irgi apsauga, kurie jau vykdydami veiklą mato, kad tikrai Lietuvos piliečių neužtenka, negali darbinti, nesuranda tų darbuotojų tom funkcijom vykdyti, kuriams reikia. Ir tuomet savo resursus papildo būtent užsieniečiais. Ir nelegali migracija. Tai neturi būti rimtas pagrindas manyti, kad darbdavio įmonė yra fiktyvi arba kad kilti gali darbdavio kviečiamų užsieniečių nelegalios migracijos grėsmė. Ir turime truputėlį klausimų būtent susijusių su šitomis sąlygomis. Tai Gintarė, prašau. Taip, iš tikrųjų tai sulaukėm klausimų apie tai, kad Migracijos departamentas vertina transporto įmonę ir turimą transporto priemonių kiekį. Ir buvo klausimas, ar tai nėra įgaliojimų viršijimas. Tai noriu atkreipti dėmesį, kad įstatymė dėl užsieniečių teisinės padėties reglamentuojama, kad darbdavys teikiantis įsipareigojimą įdarbinti užsienietį turi turėti licenzijuojamą veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas licenzijas ir ar leidimus tokiai veiklai vykdyti, bei atitikti licenzijuojamos veiklos vykdymo sąlygas. Jeigu užsienietį ketinama įdarbinti licenzijuojamą veiklai. Įgyvendindama šio įstatymo nuostatas, Migracijos departamentas yra įpareigotas vertinti transporto įmonių, kurios kviečia užsieniečių veiklas. Taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad Migracijos departamentas vertindamas įmonių veiklas konsultuojasi su kitomis toje srityje kompetentingomis įstaigomis ir institucijomis. Tikrinant įmonę dirbančių statybų srityje, prašoma pateikti su jos veikla susijusius dokumentus. Tie patys dokumentai prašomi kiekvienam darbuotojai. Tai yra, jeigu darbinam 6 betonuotojus, tai 6 kartus turime pateikti tuos pačius dokumentus. Tai tikrai ne, tų pačių dokumentų susijusių su įmonės veikla kiekvienam kviečiamam užsieniečiui teikti nereikia. Įmoniai siunčiamas raštas dėl trūkstamų dokumentų susijusių su įmonės veiklos vertinimo pateikimo, o kiekvienas užsienietis apie tai būna informuojamas, kad toks raštas buvo išsiųstas. Tokiu būdu užsienietis yra informuojamas ir žino, kad yra nustatytų tam tikrų trūkumų susijusių su jo prašymų nagrinėjimu. Todėl įmonei užtenka vieną kartą atsiųsti mums dokumentu nurodytų elektroniniu paštu. Ir kita tema, kitas pokytis, tai užsieniečių įdarbinimas. Tai yra užsieniečių darbo pradžia, kas, be abejo, iš tiesų yra labai svarbu. Šitoj vietoj taip pat turime ribą, tai ta pati Liepos 1 diena, kuomet keičiasi tam tikros taisyklės.
Ir bendra taisyklė yra ta, kad trečiųjų šalių pilietis gali pradėti dirbti tik tai gavęs leidimą gyventi darbo pagrindu. Aišku, mes nekalbame apie kitus atvejus, kai darbinate galbūt užsienietį, kuris turi leidimą kitais pagrindais, galbūt tai yra šeimos susijungimas su Lietuvos piliečiu, tiesiog užsienietis su tokiu leidimu pas jūs įsidarbina, arba mano minėti atvejai, kai užsienietis baigia studijas, gauna leidimą darbo paieškoms, bet jeigu užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi darbo pagrindu, tai jisai gali pradėti dirbti tik tai gavęs leidimą gyventi ten šiuo pagrindu. Tačiau be abejo, bet koks toks kardinalus pokytis, jis negali būti toks, griežtas ir nekvestionuojamas. Taip pat tų užsieniečių, kurie jau pradėjo dirbti iki šitų pokyčių atžvilgių. Todėl, jeigu darbo santykiai su užsieniečiu prasidėjo iki Liepos 1 dienos, iki šito pasikeitimo ir yra tęsiami toliau, tai tuomet užsienietis turi teisę dirbti iki pasibaigs jų teisėto buvimo laikotarpis. Čia labiausiai liečia turbūt tuos užsieniečius, kurie atvyko pas mus pagal bevizį režimą, tačiau mes visi irgi žinome, kad bevizio režimo maksimalus buvimo laikas pagal bevizį režimą Šengeno erdvėje yra 90 dienų. Tie užsieniečiai, kurie atvyko su kitų Šengeno valstybių nacionalinėmis vizomis, ir jūs juos iki Liepos 1 dienos įdarbinote, irgi tas pats 90 dienų, tai faktiškai po Liepos 1 dienos jau tokių užsieniečių darbo pabaiga jau artėja, jų teisėto darbo pabaiga ir be abejo jau reikia rūpintis tada jiems dėl leidimo laikinai gyventi, ko aš neabejoju, jau ir padarėte turbūt. Taigi, tai tie užsieniečiai, kurie pradėjo dirbti iki Liepos 1 dienos, tai pagal tuometinę galiojusią užsieniečių teisinės padėties įstatymo redakciją tokią teisę turėjo, jie gali pabaigti jų teisėto buvimo laikotarpį savo darbą. Taip pat Ukrainos piliečiai. Nemažai Ukrainos piliečių dirba pas mus. Ir taip pat yra pokyčiai dėl jų darbo. Tai yra tie atvejai, kai Ukrainos piliečiai įsidarbino iki rugsėjo 1 dienos ir po rugsėjo 1 dienos, prieš rugsėjo 1 dieną buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi arba po rugsėjo 1 dienos. Vėlgi turim dar vieną datą, kuri svarbi būtent Ukrainos piliečiams. Primenu, tai ką jūs turbūt irgi žinojote gerai, kad Ukrainos piliečiams buvo taikoma lengvata, tai yra visiems Ukrainos piliečiams nepriklausomai nuo to, ar jie pasitraukė iš Ukrainos dėl Rusijos veiksmų, ar jie į mūsų šalį buvo atvykę iki karo pradžios ir čia dirbo. Tačiau atsižvelgiant būtent į šitą situaciją, karinius veiksmus, visiems Ukrainos piliečiams buvo suteikta galimybė dirbti Lietuvoje, nereikalaujant gauti užimtumo tarnybos sprendimą. Rugsėjo 1 dieną šitas teisės aktas neteko galios ir keičiasi ir jų situacija. Tačiau tie Ukrainos piliečiai, kurie pradėjo dirbti iki rugsėjo 1 dienos ir toliau gali tęsti savo darbo santykius, arba tie Ukrainos piliečiai, kurie prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi pateikė iki rugsėjo 1 dienos, jie toliau gali šitą lengvatą pasinaudoti ir gali iškart pradėti dirbti. Migracijos departamentas yra paskelbęs tikrai tokį išsamų ilgą pranešimą šitą temą, įdėjom jums nuorodą, kur pasispaudę, jeigu ar primiršote, ar dabar susidūrėte būtent, anksčiau nesusidūrėte, nedarbinot Ukrainos piliečių, pasispaudę nuorodą, jūs tikrai galėsite jį rasti Migracijos departamento svetainėje ir dar kartelį perskaityti. Ir turime klausimėlį per šitoj srityje, Gintarė. Taip, klausimą gavome apie Ukrainos piliečius tik tai vieną. Tai įmonėje dirba Ukrainos pilietis, kuris turi teisę Lietuvoje su pabėgėlio statusu galiojančiu iki 2025 metų kovo. Prieš kiek laiko ar kokius dokumentus turėtų pateikti įmonė ir darbuotojas, kad darbuotojas gautų leidimą gyventi ir dirbti Lietuvoje.
Asmuo gali kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo darbo pagrindu bet kuriuo momentu. Svarbu, kad teikiantis prašymą asmuo Lietuvoje būtų teisėtai. Informacijos apie dokumentus dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo darbo pagrindu ir ne tik šiuo pagrindu, iš tikrųjų galima rasti mūsų internetiniai svetainiai. Čia pridėjome nuorodą, kuri tiesiai nukels jūs į tą vietą, kur galima pasirinkti jums aktualią situaciją ir rasti, kokie konkrečiai pagal aktualią situaciją reikalingi dokumentai yra pateikti. Ačiū, Gintarė. Na ir su pokyčiais, 24 metų pokyčiais, na kaip ir baigėme ir persikeliame į antrą pristatymo dalį. Tai yra, na, įdomioji dalis, kas mūsų laukia kitais metais. Jau 25 metai tikrai ne už kalnų, liko vos keletas mėnesių. Na ir 25 metais, na, šitie metai iš tiesų bus ir įdomus, ir turbūt ir pilni iššūkių. Ir tokių, ir laukia mūsų tikrai labai reikšmingi, labai svarbus pakeitimai. Tikiuosi, kad šitie pakeitimai galbūt ir tam tikrą prasme ir palengvins pirmiausia ir jūsų darbą, atlieps gal jūsų poreikius, na, ta prasme ir iš kitos pusės ir mūsų migracijos departamento darbo. Tai kas mūsų laukia kitais metais? Tai pirmiausia, trūkstamų profesijų sąrašas, jo nelieka. Turbūt kas, nežinau, ar yra tarp jūsų, kam tai yra naujovė, galbūt dauguma iš jūsų jau šitą žinote. Tai 25 metų sausio 1 dieną trūkstamų profesijų sąrašas netenka galios. Ką tai reiškia? Na, tai reiškia, kad profesijos nebebus skirstomos į tas, kurių trūksta Lietuvoje, ir kitas profesijos nebus skirstomos į paslaugų, pramonės, statybos, žemės ūkio sritis. Antras svarbus pokytis, taip pat nuo sausio 1 dienos nebelieka užimtumo tarnybos sprendimo. Tai yra, nelikus trūkstamų profesijų sąrašo, tai aišku, tos profesijos, kurios, na, už šio sąrašo ribų šiuo metu yra, tai jau nelieka procedūrų kreiptis į užimtumo tarnybą dėl sprendimo gavimo. Tai visų profesijų užsieniečiams 25 metais sudarytos vienodos leidimo laikinai gyventi išdavimo, keitimo sąlygos darbo pagrindu. Aišku, mūsų departamento, o kitais metais ir jūsų laukia pokyčiai taip pat ir migri sistemoje, atnaujinti ir tarpininkavimo raštai, planuojam padaryti vieną tik tai prašymo išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi formą, kad, na, irgi būtų, manau, kad tai jums irgi padės išvengti daugiau klaidų, kai užpildomas ar ne tas prašymas, kad, na, kartais tikrai situacijos būna ir sudėtingos, sunku susigaudyti, kokį prašymą užpildyti, tai manau, kad tai irgi palengvins ir jums, ir prašymų pildymą. Taip pat tie užsieniečiai, kurie turi šiuo metu galiojantį leidimą laikinai gyventi, pavyzdžiui, jūs gavote, tai nėra trūkstamos profesijos atstovas, gavote leidimą, kreipėtės į užimtumo tarnybą, 25 metais atvyksite keisti šito leidimo, tai jau teikiant prašymą 25 metais jau bus taikomas tokiam užsieniečiui būtent 25 metų sąlygos, tai yra tos sąlygos, kurios galios prašymo pateikimo metu. Na ir vienas iš didžiųjų pokyčių, ko gero irgi visiems svarbus, matysim, kaip mums seksis kitais metais, tai yra 25 metų kvota. Tam tikros taisyklės išlieka panašios, tokios pačios kaip ir šiais metais, šių metų kvotai, bet yra ir esminių skirtumų. Tai kokios tai taisyklės? Tai 25 metams, na, kaip ir iki šiol, kvotą nustatys socialinės apsaugos ir darbo ministras, remdamasis užimtumo tarnybos siūlymų, tačiau yra naujovė, būtent kvotos nustatymą reikia ministras, socialinės apsaugos ir darbo ministras turės suderinti su vidaus reikalų ministru. Tai yra jau kvotos nustatyme dalyvauja 2 ministerijos, kurios, na, iš tiesų, manau, kad labiausiai susijusios. Tai yra socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kuri, na, kvotos dydį nustato, vertina
darbo jėgos trūkumą ir visus su to susijusius dalykus. Taip pat vidaus reikalų ministerija, prie kurios yra ir migracijos departamentas, tai yra iš kitos pusės, tai yra procesai, leidimo išdavimo procesai. Kadagi bus laikoma išnaudota kvota? Na, čia ta pati taisyklė, kaip ir dabartiniai kvotai, išnaudojus kvotos skaičių, visus kvotos vienetus, kvota laikoma išnaudota. Naujovė, aišku, yra tai, kad nelikus trūkstamų profesijų sąrašui bus nustatoma vienas kvotos dydis visam srautui darbo pagrindu. Jinai nebus skirstoma į atskiras paslaugų sritis, tai yra neįvyks situacijos, kai bendra kvota nėra išnaudota, tačiau tam tikroje srityje, pavyzdžiui, paslaugų srityje, kvotos vienetai pasibaigia, tačiau jų dar yra, galbūt pramonės srityje, statybų srityje pakankamai, jie nebūtų išnaudoti per metus. Tai kitais metais vienas kvotos dydis, na ir visas srautas užsieniečių, įdarbinamų užsieniečių, tą kvotos vienetą dydį naudosis, tokiu būdu neliks nepanaudotų, neišnaudotų kvotos vienetų. Kvota kitais metais bus skaičiuojama pagal būtent 25 metais priimtus prašymus išduoti leidimą laikinai gyventi ir dėl šių prašymų priimtus sprendimus. Kaip ir dabartiniai kvotai, sprendimai pakeisti leidimą laikinai gyventi arba pakeisti darbdavį į kvotą nebus įskaičiuojami. Būtent šitie atvejai, kai užsienietis kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi pakeitimo arba kreipiamasis dėl darbdavio keitimo, į kvotą nepakliūva ir kvotos vieneto nenaudos. Taip pat į kvotą nebus įskaičiuojami atvejai, kai prašymas išduoti leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu yra priimtas 24 metais, o jau leidimas laikinai gyventi išduodamas 25 metais. Tai reiškia, kad kvotos vienetų 25 metų kvotos nenaudos tie prašymai, kurie bus pateikti 24 metais. Tai yra 25 metų kvota naudos tik tai prašymai, kurie bus pateikti būtent tais pačiais kalendoriniais metais. Tai galima sakyti, kvotos skaičiavimas nulinimas ir pradedame pagal naujas taisyklės, kvotą pradedam skaičiuoti iš naujo. Taip pat yra numatyta galimybė, kaip ir šiai kvotai, šiuo metu egzistuojanti galimybė socialinės apsaugos ir darbo ministrui, vėlgi, kas yra naujovė, suderinus su vidaus reikalų ministru, tai yra bendrų sutarimų, kalendoriniams metams nustatyti papildomą kvotą. Šita galimybė kvotos papildymo, jinai išlieka. Migracijos departamentas, kaip ir dabar, toliau skelbs informaciją apie kvotos išnaudojimą. Vėlgi, kas lauks mūsų, jeigu taip įvyks, kad 25 metais išnaudosim kvotą. Nelikus trūkstamų profesijų sąrašui, nelikus užimtumo tarnybos sprendimams, tai natūralu, kad turi atsirasti kažkokios kitos galimybės. Tai bus dvi galimybės, jeigu taip įvyks, kad kitais metais kvotos pritrūksime, tai galimybė bus gauti leidimą darbo pagrindu, jeigu užsieniečiui bus mokamas 1,2 BDU dydžio darbo užmokestis. Taip, šitas darbo užmokesčio dydis šiuo metu yra 2416 €. Primenu, kad jį skelbia valstybinė duomenų agentūra, šitą dydį skelbia gegužės 1 dieną. Tai kol kas šiuo metu taikomas dydis, kuris buvo paskelbtas šių metų gegužės 1 dieną, kitų metų gegužės 1 dienai turėsime naują paskelbtą dydį, kurį tada taikysime toliau metų bėgyje iki vėlgi naujo dydžio paskelbimo. Kita alternatyva tai yra užsieniečio profesija įtraukta, jeigu ši profesija įtraukta į aukštą pridėtinę vertę kuriančių profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje sąrašą. Šitas sąrašas egzistavo ir iki šiol, jis buvo taikomas iki šiol
aukštos kvalifikacijos darbuotojams. Dabar šitas sąrašas iš naujo patvirtintas yra Liepos mėnesį. Įdėjom irgi nuorodą pasižiūrėti, kasgi tame sąraše yra. Tame sąraše, aišku, yra profesijos susijusios su IT sritimi, taip pat kitokių profesijų. Na, ką galiu pasakyti, taip, šitame sąraše tikrai nerasite tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojų, suvirintojų. Šitam sąraše jų nėra. Bet jeigu darbinate užsienietį būtent iš šio sąrašo, jis jums reikalingas kaip darbuotojas, tai net ir pasibaigus kvotai, jeigu jam mokate ne mažesnį negu 1 BDU dydžio darbo užmokestį, tai išnaudojus kvotą ir toliau galėsite gauti jam leidimą laikinai gyventi. Ir ko gero taip pat kyla, aišku, ir natūralus klausimas, aš užsiminiau truputėlį, kaip bus su kvotos skaičiavimu, kad 24 metais priimti prašymai į 25 metų kvotą nebus įskaičiuojama, bet tai kasgi su jais atsitiks, su tais prašymais. Tai taip, kaip ir minėjau, aiški riba yra užbrėžta, kvota pradedama 25 metų skaičiuoti nuo visiško absoliutaus nulio, tai yra nuo 25 metais pateiktų prašymų. Ir tokiu būdu užsieniečių prašymai išduoti ar pakeisti leidimą laikinai gyventi, priimti būtent iki užsieniečių teisinės padėties įstatymo numatytų pakeitimų įsigaliojimų, kurie įsigalios sausio 1 dieną, jie ir yra baigiami nagrinėti sprendimai išduoti ar pakeisti leidimą, tame tarpe ir panaikinti leidimą, nes tai platesnė yra nuostata, ne tik kvotą liečianti, bus priimami vadovaujantis būtent iki 24 metų gruodžio 31 dienos galiojančią užsieniečių teisinės padėties įstatymo redakcija. Šita nuostata yra įtvirtinta užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimo įstatyme, kurio buvo nustatyti Liepos 1 dienos pakeitimai, taip pat ir 25 metų sausio 1 dienos pakeitimai, taip pat vėliau aptarsime ir netgi 26 metų pakeitimai. Tai va, tai yra įstatyminė nuostata, kuri sudaro sąlygas būtent 24 metais pateiktus prašymus išnagrinėti tomis pačiomis sąlygomis, kokios jiems yra šiuo metu ir taikomos. Tai ką tai reiškia kvotos santykyje? Tai prašymams, kuriems taikoma 24 metų kvota, tai yra šiais metais pateikti prašymai, ir bus taikoma kvota iki 24 metų kvota bus išnaudota. Tai nepriklausomai nuo to, kad gali, aišku, įvykti tokia situacija, kad galbūt ar tai visose srityse, ar kažkurioje srityje vienoj kvotą nespėsim išnaudoti dar šiais metais, tai toliau kvotos vienetai bus naudoti, tai mes sudarom galimybę ir toliau darbdaviams, dėl tų prašymų, kurie pateikti 24 metais, toliau baigti naudoti 24 metų kvotą, nes jeigu jau prašymą bus nagrinėjami 25 metais, kas natūraliai susidarys, ypač tų gruodžio mėnesį pateiktais prašymais, ir bus skaičiuojami tie kvotos vienetai, kurie dar bus likę neišnaudoti, o pasibaigus kvotai, jeigu bus likę dar neišnagrinėtų prašymų, tai ir 25 metais bus galimybė kreiptis į užimtumo tarnybą dėl sprendimo priėmimo, dėl tų leidimų laikinai gyventi prašymų pateiktų 24 metais, kad būtų sudaryta galimybė, net ir pasibaigus kvotai, būtent 24 metų kvotos taisyklėmis gauti leidimą laikinai gyventi, kad neatsidurti situacijoje, kai tarsi ir metai pasibaigė, ir prašymas dar neišnagrinėtas, ir kitų metų kvota, jau šitas prašymo sprendimas negali būti įskaičiuojamas ir kad neatsidurtų ir patys užsieniečiai, ir jūs neatsidurtumėte vakuume. Be abejo, apie šitas taisyklės toliau mes, aišku, skelbsime dar metų sandūroje ir pranešimą, kad ir tą informaciją jūs atsinaujintumėt. Tiesiog šiandieną,
preliminarios tos nuostatos, sąlygos, kokias taikysim kitais metais, kad jau jūs žinotumėte, kas jau jūsų lauks būtent kitais metais šitoje riboje, metų sandaroje ir kaip reikės elgtis su 24 metais pateiktais prašymais, kas su jais atsitiks ir kas bus jau su kitais metais pateiktais prašymais. Ir turime klausimą šitą temą. Taip, Gintarė. Taip, sulaukėm iš tikrųjų, manau, labai visiems aktualaus klausimo, tai jau yra nustatytas tas kvotos dydis, tai dėja dar kvota 2025 metam nėra nustatyta. Sekantis klausimas, kvotos bus nustatytas bendram užsieniečių kiekiu ar kažkaip išskirstomos pagal profesiją, kvalifikacijos lygį ar panašiai. Kvotos bus nustatytos bendram užsieniečių kiekiu. Ar kvotos bus taikomos ir dabar leidimus gyventi jau turintiems ir juos prasitęsti norintiems užsieniečiams? Jei asmuo turi leidimą laikinai gyventi ir kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi keitimo arba leidimo pakeisti darbdavį, kvota nebus naudojama. Kvota bus naudojama tik tai tuo atveju, jeigu bus išduodamas naujas leidimas gyventi. Ar kvotos bus taikomos aukštos kvalifikacijos darbuotojams? Ne, aukštos kvalifikacijos darbuotojams kvotos netaikomos. Na ir sulaukėm vieną klausimą dėl užsieniečių teisinės padėties įstatymo nuostatos, kuris įgalios sausio 1 dieną, tai yra nedraudiminių laikotarpių apskaičiavimas. Tai tiesiog klausimas tiesiog toks, išsamus su paaiškinimais, atsakymas tiesiog paprastas, kad šitie laikotarpiai bus skaičiuojami nuo 25 metų sausio 1 dienos, kuomet būtent šita nuostata ir įsigalioja. Tiesiog jinai nebus taikoma atgalinė data. Na ir žiūrime truputį toliau, žiūrime taip pat ir į 26 metus, kokie akcentai svarbus lauks mūsų 26 metais. Tai toliau vystysis kvota, po to sąlygos ir tai skaičiavimo taisyklės. Jeigu 25 metais išnaudojus nustatytą kvotos kiekį, visus kvotos vienetus, mes turėsim alternatyvą arba mokėti didesnį darbo užmokestį, arba jeigu tai yra profesija įtraukta į aukštos pridėtinės vertės profesijų sąrašą, įdarbinti užsienietį, tai 26 metais įsijungia dar viena alternatyva, tai yra išnaudojus nustatytą kvotą, kolektyvinės sutarties šalys, tai yra tos šakos, kurioje vykdoma veikla, kolektyvinės sutarties šalys, galės vieną kartą per kalendorinius metus pasiūlyti, nustatyti papildomą kvotą. Taip pat yra numatytas ribojimas tos kvotos dydžio nustatymui. Tai yra toms šalims, kurioms jos ir yra taikoma būtent tos konkrečios šakos kolektyvinės sutartis. Jeigu šitas pasiūlymas įvertinus šitas kolektyvinės sutarties šalių siūlymą, kvota papildoma bus nustatyta, tai tuomet tą kvotą, papildomą kvotą galės naudoti būtent tos kolektyvinės sutarties šalys. Jeigu tai be abejo, kiek žinau šiuo metu, tai tokių šakos kolektyvinės sutarčių jų nėra daug. Tad ir kiekvienos tos sutarties šalys galės siūlyti nustatyti būtent tai sutarčiai atskirą papildomą kvotą. Tai tiesiog bus sudaryta galimybė būtent, kaip išeiti už kvotos ribų. Jeigu tikrai darbuotojų yra šitoj srity didelis trūkumas, yra sudaryta kolektyvinė sutartis, tai tuomet tikrai bus galimybė praplėsti kvotą ir būtent toje srityje gauti dar galimybę įdarbinti papildomai užsieniečius kvotos sąlygomis. Taigi 26 metais turėsime ne 2 alternatyvas, o jau 3 alternatyvas. Pasijungs taip pat ir tam tikros šakos kolektyvinės sutarties šalys. Galės naudoti papildomą kvotą. Įsijunkit, prašau, mikrofoną. Dėkui labai.
Na ir turime dar klausimų, tiesiog, kurių negalėjom priskirti prie vienos konkrečios skaidrės, tai tiesiog Gintarė, tada prašau apibendrinam likusius klausimus. Taip, nors šie klausimai gal ir nėra tiesiogiai susijęs su seminaro tema, tačiau jie taip pat labai svarbus ir aktualūs, todėl aptarsime ir juos. Šios klausimus irgi abu sudėjome į vieną, nes jie labai yra panašus. Tai kodėl šiuo metu nėra priimami dokumentai darbo vizoms ir leidimams gyventi iš Kazachstano, Uzbekistano, Kirgizijos ir Tadžikistano? Ar yra alternatyvios galimybės asmenims iš šių šalių kreiptis dėl darbo vizų ir leidimų gyventi Lietuvoje? Darbo vizos neišduodamos nuo 2023 Liepos 1 dienos, šių vizų išdavimo atnaujinti tikrai neplanuojame. Kazachstano, Uzbekistano, Kirgizijos, Tadžikistano piliečiams nėra taikomos kitokios prašymų priimimo sąlygos nei kitų valstybių piliečiams. Kalbant apie ambasados prašymų dėl nacionalinių vizų ir leidimų laikinai gyventi nepriima. Taip, nes ambasada tai yra pavaldi užsienio reikalų ministerijai, tai yra kaip visai kitos ministerijos struktūrinis padalinys. Nacionalinių vizų išdavimai nuo 23 metų Liepos 1 dienos yra perėmęs Migracijos departamentas, leidimo laikinai gyventi taip pat užsienio reikalų ministerijos padaliniai šitų prašymų nepriima ir tiesiog tos sritys yra atskirtos. Visa tai, kas susijęs su leidimais gyventi, nacionalinėm vizomis, tai yra Migracijos departamento kompetencija. Šitie prašymai yra priimami per užsienyje, per išorės paslaugų teikėjo centrus, kurie yra įsteigti būtent Migracijos departamento, o Lietuvos teritorijoje, tai dėl su šitais prašymais kreipiatės tiesiogiai į Migracijos departamentą. Ar netolimoje ateityje nusimato registracijos pas išorės paslaugų teikėjus esančius Tadžikistane, Kazachstane, Uzbekistane, Kirgizijoje kandidatų srauto pralaidumo didinimas? Užsienio valstybių sąrašą, kuriuose steigiami išorės paslaugų teikėjo centrai, įsakymu nustato vidaus reikalų ministras. Migracijos departamentos vidaus reikalų ministrui teikia motyvuotą pasiūlymą dėl šio sąrašo patvirtinimo. Prieš teikdama siūlymą dėl sąrašo patvirtinimo, Migracijos departamentas privalo konsultuoti su Valstybės saugumo departamentu, policija ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir atsižvelgti į valstybės saugumo interesus. Užsienio politikos prioritetinės kryptis, Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius ir institucijų dalyvaujančių nagrinėjant prašymus išduoti leidimą gyventi, galimybės išnagrinėti pateiktus prašymus išduoti leidimą nustatytais terminais. Vizitų skaičių išorės paslaugų teikėjo centruose Migracijos departamentas raštu suderina su vidaus reikalų ministerija. Prireikus arba gavęs vidaus reikalų ministerijos siūlymą pakeisti užsienio valstybių sąraše nurodytose užsienio valstybėse veikiančiose išorės paslaugų teikėjo padaliniuose aptarnaujamų užsieniečių skaičių, Migracijos departamentas raštu suderina pakeitimus su vidaus reikalų ministerija. Kodėl Migracijos departamentas tvirtina dokumentų perdavimą išorės paslaugų teikėjams, kuris galioja 4 mėnesius, kai eilė užsirašyti pas išorės paslaugų teikėjams mažiausiai 6 mėnesiai? Tai vizitui į išorės paslaugų teikėjo centrus rezervacijos atidaromos kiekvieno mėnesio 1 darbo dieną, 1 konkretaus išorės paslaugų teikėjo padalinio darbo valandą. Kodėl kartais gaunasi, kad kandidatai jungiasi jiems nurodomo laiku prie interviu, bet neprisijungia migracijos darbuotojas? Pokalbio laikas nustatomas automatiškai pagal užsieniečio įrenginio nustatytą laiko zoną. Jei kiltų interneto ryšio ar kažkokių kitų problemų, dėl ko Migracijos departamento darbuotojas tiesiog negalėtų prisijungti, išsprendus šias problemas, užsieniečiai nedelsint yra išsiunčiamas kitas pokalbio laikas. Taip pat labai dažnai pasitaiko atveju, kad užsienietis prašyme išduoti leidimą laikinai gyventi nurodo savo elektroninį paštą, kuriame yra klaidų, tai yra sumaišytos tam tikros raidės, praleistos raidės. Dėl šios priežasties išsiunčiamas pakvietimas tiesiog nepasiekia užsieniečio. Pakeiskime skaidrę. Dėl
dėl kokių priežasčių taip ilgai užtrunka užsieniečių dokumentų dėl leidimų laikinai gyventi gavimo darbo tikslu peržiūra migracijos departamente, kada galima tikėtis minėto proceso pagreitinimo. Paslauga yra iš tikrųjų itin populiari ir prašymų skaičius tikrai yra labai didelis. Planuojame, kad prašymų peržiūros terminas trumpės pasibaigus studentų prašymų teikimui. Kodėl užsitęsė prašymų iš Baltarusijos piliečių nagrinėjimas? Nagrinėjant prašymą dėl leidimo laikinai gyventi, migracijos departamentas privalo konsultuoti su valstybės įstaigomis. Tai yra valstybės saugumo departamentas, policijos departamentas, valstybės sienos apsaugos tarnyba. Sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi gali būti priimamas tik gavus šių valstybių įstaigų atsakymus į pateiktas konsultacijas. Dėl šių priežasčių pasitaiko, kad tas nagrinėjimas gali užtrukti. Čia irgi klausimai buvo labai panašus, tai juos sudėjome į vieną. Kodėl kviečianti dirbti įmonė negauna rašto, kad užsieniečiai yra priimtas neigiamas sprendimas išduoti leidimą laikinai gyventi, arba taip pat negauna rašto, kad yra panaikintas galiojantis leidimas laikinai gyventi. Taip pat buvo klausimas, kodėl migracijos departamento užsieniečiai pateiktame rašte apie panaikintą galiojantį leidimą laikinai gyventi nenurodoma panaikinimo priežastis. Taip pat išreikštas ir susirūpinimas, kad kai atsisakoma yra išduoti leidimą gyventi, taip pat nenurodoma neigiamo sprendimo priežastis. Tai pranešimai iš tikrųjų yra siunčiami ir užsieniečiai, ir įmoniai jūsų pateiktais kontaktais. Sprendimas apie panaikintą leidimą gyventi arba atsisakymą išduoti leidimą gyventi siunčiamas užsieniečiai per Migris. Jeigu migracijos departamentas priima sprendimą atsisakyti ar išduoti ar pakeisti leidimą gyventi, kai užsienietis ketina įsidarbinti arba dirba Lietuvoje pagal darbo sutartį, per Migris siunčiamas tarpininkavimo raštą dėl leidimo laikinai gyventi užsieniečiui išdavimo arba pakeitimo pateikusiam asmeniui pranešimas apie priimtą sprendimą atsisakyti arba pakeisti leidimą gyventi. Pats sprendimas yra siunčiamas tik prašymą dėl leidimo laikinai gyventi išdavusiam asmeniui, tai yra užsieniečiai. Pačiame sprendime yra nurodomi atsisakymą užduoti leidimą laikinai gyventi pagrindai ir išdėstytos priežastys lėmusios tokio sprendimo priėmimą. Vadovaujantis viešojo administravimo įstatymu asmenims, kuriems priimtas migracijos departamento sprendimas, tai yra užsieniečio darbdaviai, turi tiesioginį poveikį, apie priimtą sprendimą pranešama tik tai raštu. Jeigu užsienietis sutinka, jis gali su jumis pasidalinti sprendimo tekstu ir jūs supažindinti. Pakeiskime skaidrę, ačiū. Kodėl Migris sistemoje nėra blokuojamas tarpininkavimo rašto pateikimas dėl užsieniečio, kuris teikimo metu jau turi pateiktą tarpininkavimo raštą nuo kitos įmonės? Tai tokios blokavimo galimybės tikrai nėra ir jos nenumato teisės aktai. Taip pat migracijos departamentas negali užkirsti galimybės darbdaviams konkuruoti dėl darbdavio. Kodėl Migris sistemoje nėra blokuojamas tarpininkavimo rašto teikimas dėl užsieniečio, kuriam migracijos departamentas jau yra metams užblokavęs galimybę prašyti leidimo laikinai gyventi. Tokios galimybės šiuo metu taip pat nenumato teisės aktai, tačiau svarstydami projekto pakeitimus ir jo įgyvendimą šį pasiūlymą tikrai įvertinsime. Kada darbuotojas turi kreiptis dėl leidimo pratęsimo ir kada gali atsiimti leidimą? Tai yra, ar gali atsiimti gerokai anksčiau, nei baigėsi pirminis leidimas. Prašymas pakeisti leidimą pateikiamas likus nemažiau kaip vienai darbo dienai iki užsieniečio turimo leidimo laikinai gyventi galiojimo pabaigos, bet ne anksčiau kaip prieš 4 mėnesius. Leidimą atsimti galima per Migris gavus pranešimą apie išrašytą leidimą laikinai gyventi, bet ne anksčiau nei pirmą išrašyto leidimo galiojimo dieną. Tai reiškia, kad turint galiojantį leidimą laikinai gyventi, naujai išrašytą leidimą laikinai gyventi galima atsimti anksčiau, jei tarpininkavimo rašte buvo nurodyta ankstesnė dokumento galiojimo data arba buvo pasirinktas
variantas išrašyti dokumentą metams arba 2, bet gautas pranešimas per Migris apie pagamintą dokumentą anksčiau, nei turimas leidimas laikinai gyventi baigia galioti. Aš tik tai trumpai noriu papildyti, kad šitas klausimas iš tiesų matom, kad jis yra aktualus ir vis tam tikrą laikotarpį vis kartojasi. Mes savo seminaro metu primename, kad jūs valdote tą laikotarpį, kuriam užsieniečiui išduodamas įstatymo rėmuose, žinoma, neviršijant už įstatymų nustatytų rėmų, leidimas laikinai gyventi. Ir tai, kad užsienietis turi galiojantį leidimą laikinai gyventi, kurį jūs norite pakeisti, tai jūs nebūtinai turite tarpininkavimo rašte, nes būtent tarpininkavimo rašte jūs nurodote, pasirenkate, koks bus leidimo galiojimas, kokiu būdu jūs norite, kad leidimas pradėtų galioti ir kokiai trukmei jisai būtų jums užsieniečių išduotas. Tai jūs neprivalote nurodyti, jog pirmoji keičiamo leidimo laikinai gyventi galiojimo data tai yra kita diena po užsieniečio turimo leidimo galiojimo pabaigos. Kaip pavyzdį pasakyti, pavyzdžiui, jeigu užsieniečio leidimas laikinai gyventi galioja iki gruodžio 1 dienos, tai teikiant prašymą, teikiant tarpininkavimo raštą dėl leidimo pakeitimo, jeigu jums taip reikia, jūs galite nurodyti, kad prašote, jog naujas leidimas laikinai gyventi galiotų, pavyzdžiui, nuo lapkričio 15. Taip, kalbant tiesiog paprastai, galite perdengti leidimo galiojimus. Galbūt pagal jūsų įmonės veiklą, pagal jūsų vykdomos sutartis, atliekamus darbus, jūs žinote, kad užsienietis turės išvykti galbūt į komandiruotę ar tuo metu bus išvykęs į reisą ir negalės atvykti atsiimti būtent tą dieną leidimo laikinai gyventi. Tai tarpininkavimo rašte jūs tiesiog galite nurodyti konkrečias datas ir nurodyti, kad prašote išduoti leidimą laikinai gyventi, galiojantį nuo lapkričio 15 dienos iki 27 metų lapkričio 15 dienos atitinkamai. Taip pat galite nurodyti, kad prašote, jog leidimas laikinai gyventi būtų pakeistas tiesiog 2 metams. Pasirenkate tarpininkavimo rašte galimybę, kad leidimas galios 2 metams. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Migracijos departamentas priėmė sprendimą, iš karto užsakys gaminti naują leidimą laikinai gyventi ir jau leidimas laikinai gyventi pradės galioti nuo tos dienos, kai jisai bus pagamintas. Vėlgi, jeigu taip įvyko, kad prašymas išnagrinėtas, buvo dar pakankamai ilgas leidimo galiojimas, to, kurį užsienietis turi, Migracijos departamentas, mes išnagrinėjom prašymą, dar senasis leidimas nepasibaigęs, tačiau mes jau pagaminam iš naują kortelę, kuri iš karto pradeda galioti. Tai reiškia, kad užsieniečiui nereikės laukti, kol baigsis turimas leidimas, kad atvykti atsimti naujos kortelės. Visas šitos galimybės mes esame paaiškinę dar pavasarį rengtoje informacijoje darbdaviams, su pavyzdžiais, kaip tai turėtų atrodyti, kokį variantą rinktis. Ją galite paskaityti Migracijos departamento svetainėje migracija.lt, tiesiog skyrelyje apie leidimų išdavimą darbo pagrindu. Rasite šitą atmintinę su pavaizduotais vaizdais ekrano, ką reiktų tarpininkavimo rašte pasirinkti. Tačiau vėlgi, prieš renkantis vėl reikia įvertinti kiekvienos galimybės pliusus ir minusus. Jūs, tikrai, kaip ir sakiau, galite perdengti 2 leidimų galiojimą, bet jeigu norite, kad leidimas pradėtų galioti kaip galima anksčiau, tai vėlgi turite turėti omeny, kad perdengimas tai reiškia, kad jūs tam tikrą, kaip čia pasakyti, tam tikrą leidimo galiojimo laiką truputėlį ir prarandate, ar ne? Neišnaudojate pilnai užsieniečio turimo leidimo galiojimą. Vėlgi, kaip pavyzdys mano minėtas, jeigu leidimas galioja iki gruodžio 1 dienos, o jūs pasirinkote, kad naujasis leidimas galios nuo lapkričio 15 dienos, tai jūs neteksite 15 dienų leidimo galiojimo, ne? Jeigu dar ankstesnę datą pasirinkote, tai vėl daugiau galite netekti. Tiesiog jūsų teisė, jūsų galimybės įsivertinti, kuris iš variantų jums yra palankesnis.
labiau prisirišti prie dokumento atsiėmimo, kai baigėsi vienas leidimas ir prasideda iš karto kitas leidimas, ar vis tik tai turėti didesnės galimybės, tačiau perdengti būtent 2 leidimų galiojimo laiką. Taip, Gintarė, prašau. Gerai, tęsime toliau. Kada turi būti daromas pranešimas apie asmens neatvykimą, neįdarbinimą, jei tarpininkavimo rašte ar prašymą nėra nurodyta konkrečios įdarbinimo datos? Manau, čia labai iš tikrųjų aktualus ir geras klausimas. Tai apie užsieniečio neatvykimą, neįdarbinimą turi būti pranešta per 7 dienas nuo tada, kai šios aplinkybės paaiškėja. Užsienietis gavęs leidimą laikinai gyventi darbo pagrindu turi būti įdarbintas per 2 mėnesius nuo leidimo laikinai gyventi išrašymo dienos. Daugiau informacijos apie darbdavio pareigas galite rasti Migracijos departamento interneto svetainėje rubrikoje Darbdavio pareigos. Kai pasidalinsime skaidres, jūs galėsite nuspausti ant šios nuoraidos ir būsite konkrečiai nukelti į tą nuorodą ir ten bus išvardintos visos darbdavio pareigos, kurios jau yra aktualios. Kokia yra taikoma skaičiavimo metodika aprašo 37 prim 1 punkto įgyvendinti, kuomet per pastaruosius 6 mėnesius 10 ar daugiau įmonės kviestų užsieniečių neatvyko ar neįsidarbino arba atvykę nutraukė darbo sutartį. Tai yra skaičiuojama, kiek užsieniečių, kuriems per pastaruosius 6 metus buvo išduoti ir įteikti leidimai laikinai gyventi, neatvyko arba nebuvo įdarbinti, bei kiek iš jų įmonėje, kuri tarpininkavo dėl atvykimo, dirbo iki 6 mėnesių. Kodėl yra būtent pasirinktas 6 mėnesių laikotarpis? Dėl to, kad jūs tarpininkavimo rašte įsipareigojate įdarbinti užsienietį 6 mėnesio laikotarpį. Dėl tarpininkavimo raštų, kada vėliausiai galima apmokėti. Prašymo pateikimo metu rinkliava turi būti sumokėta, tai reiškia, kad pasirūpinti apmokėjimu už tarpininkavimo raštą turite iki numatyto vizito laiko. Ar lėšos sumokėtos už tarpininkavimo raštą pateikta dėl užsieniečio, kuriam jau yra užblokuota galimybė prašyti leidimo laikinai gyventi, bus sugrąžinta? Ne, sumokėta rinkliava nėra grąžinama. Tarpininkavimo rašto kainos pagrįstumas, iš ko susideda ir kodėl 50 eurų. Kodėl vieną kartą suteikus tarpininkavimo rašto numerį, įkeičiant yra įmamas papildomas mokestis, jeigu klientas, tai yra įmonė, už šią paslaugą susimokėjo, kodėl atliekant korekcijas ši paslauga apmokestinama dar kartą ir tokia pačia suma. Tai rinkliava imama už fizinio ar juridinio asmens tarpininkavimo rašto, tai yra jo įsipareigojimų įvertinimą. Jei tarpininkavimo rašte yra klaidų, jis turi būti pildomas iš naujo, jis negali būti koreguojamas. Tai reiškia, kad tarpininkavimo raštas vėl bus vertinamas iš naujo, todėl imama rinkliava dar kartą. Pateikus tarpininkavimo raštą ir jį apmokėjus nebegalima jo koreguoti. Pasitaiko atveju, kai iki vizito likus mažiau nei 1 valanda skambina migracijos skyriaus darbuotoja ir praneša, kad tarpininkavimo rašte arba užsieniečio piliečio prašyme dėl vizito yra netikslumų, bet jau negalima pakoreguoti. Tarpininkavimo rašto koreguoti tikrai negalima, tačiau iki numatyto vizito laiko tikrai įmanoma ir galima pateikti naują tarpininkavimo raštą. Rinkliava taikoma dėl tarpininkavimo rašto įvertinimo, tai reiškia, kad jei pildote naują tarpininkavimo raštą, jis ir vėl iš naujo bus vertinamas. Jeigu užsienietis iš trečiųjų šalių, šiuo atveju konkrečiai Filipinai, turi galiojantį leidimą laikinai gyventi Lietuvoje šeimos sujungimo pagrindu, jį galima įdarbinti įprasta tvarka kaip ir Lietuvos pilietį. Taip, galite įdarbinti be apribojimų galiojančių leidimo laikinai gyventi laikotarpiu. Konfidencialios informacijos apie įmonės veiklą pateikimas užsieniečiui asmeniškai sprendime atsisakyti išduoti leidimą laikinai gyventi. Migracijos departamentas atsižvelgia į šią darbdavių išsakomą pastabą ir keičia rengiamų sprendimų struktūrą. Sprendime, kurį gauna užsienietis, nurodoma dabar tik tai viešai prieinama informacija apie įmonę. Ačiū už jūsų dėmesį. Tikimės, kad mokymai tikrai
pravers ir atsakymai buvo naudingi, nes pasikeitimų tikrai labai daug ir lengva pasiklysti migracijos džiunglėse. Taip, aš taip pat noriu padėkoti Jums už išsakytas pastabas, taip pat pastabos dėl dokumentų, kurių migracijos departamentas prašo iš įmonės, kad susidaro situacijų, kad tų pačių galbūt kartais dokumentų paprašoma. Mes tikrai persižiūrim ir savo vidinius struktūras ir sąsajas ir tos kaip darbo metodus, kad šitokių situacijų išvengti. Visų pastabos mums aišku skatina dar giliau žiūrėti ir žiūrėti, kurioje vietoje dar kažkokių tai strigimų yra. Taip pat sulaukėme ir tam tikrų pasiūlymų kai kurių, už kuriuos taip pat irgi esame dėkingi. Kaip matau, tikrai yra labai nemažai klausimų webinaro metu įrašytų, tikrai visų klausimų atsakyti nespėsime, aš gal truputėlį perbėgsiu, kelis klausimus atsakysiu, bet šitos klausimus mes išsisaugosime ir papildysim skaidres. Ir jau kitą savaitę su jumis pasidalinsim be abejo mokymų medžiagą ir taip pat įrašytais ir gautais dabar šiuo metu tais aktualiais klausimais. Aš gal dabar tiesiog perbėgsiu daugiau per tuos, pasistengsiu atsakyti į tuos klausimus, kurie būtent tiesiogiai susiję yra su mūsų šio seminaro tema, tai yra 24-25 metų pokyčiai. Tai yra klausimas apie užsieniečio, apie pateikimą informaciją apie kvalifikaciją, apie tai, ką mes ir turėjome skaidrę. Klausiama, kur ta informacija pateikiama ir tai galioja švietimo įstaigoms įdarbinant dėstytojus tyrėjus. Informacija pateikiama būtent tarpininkavimo rašte nurodoma, tačiau be abejo įdarbinant tyrėjus dėstytojus, jūs šito tarpininkavimo rašte nematot jums skirtame, kadangi dėstytojus ir tyrėjams leidimas laikinai gyventi išduodamas ne darbo pagrindu, tai yra įstatymiškai kalbant, ne pagal užsieniečių teisinės padėties įstatymo 44 straipsnį, o pagal kitą specialų straipsnį, už tai dėl to būtent ir reikalavimai dėstytojų tyrėjų įdarbinimų yra visai kiti. Taip pat klausimas yra, ar galima įdarbinti užsienietį tik tada, kai darbdaviui pristato būtent fizinę, išrašytą kortelę leidimo laikinai gyventi, ar galima įdarbinti po migracijos departamento sprendimo. Įdarbinant užsienietį, kuris šalyje yra teisėtai, tai yra turi galiojantį leidimą laikinai gyventi, tai reiškia jau atsiimta yra leidimo laikinai gyventi kortelė. Tiesiog taip, migracijos departamentas siunčia pranešimą apie priimtą sprendimą ir gaus informaciją apie tai, kad jau leidimo kortelė yra pagaminta, ją atsiėmus, jau jinai yra aktyvuojama, jau užsienietis tą kortelę gali naudotis, ką reiškia, jau tuo momentu jūs jį ir galite įdarbinti. Taip pat klausimas yra, ar yra taikomos išimtis dėl darbo sutarties 6 mėnesių termino. Ar visi be išimties užsieniečiai turi būti įdarbinti netrumpesniam negu 6 mėnesių terminui? Taip, vėlgi, jeigu darbinam užsienietį kvalifikuotą darbuotoją, tai yra įstatyminė vėlgi nuostata, kuri ir perkelta yra į tarpininkavimo raštą, kad taip, darbdavys dėl leidimo laikinai gyventi gali tarpininkauti, jeigu kreipiasi dėl užsieniečio, kurį jį įsipareigoja įdarbinti netrumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Jeigu jums užsienietis reikalingas trumpesniam laikotarpiui, tai yra kiti būdai, kaip išsispręsti įdarbinimą. Vėlgi, tai užsienietis, tai ko gero, vėlgi, ar jūs tikrai tokį užsienietį darbinate, ar tai užsienietis, kuris atvyksta, pavyzdžiui, pagal bevizį režimą su Šengeno viza, tai yra užsienio valstybės įmonės, galbūt darbuotojas nuolatinis, kuris atvyksta pas jūs atlikti tam tikrų darbų pagal darbo sutartį. Jeigu vėlgi kyla klausimas, kad užsienietis jums reikalingas trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiu, tai ar jūsų veikla yra susijusi su sezoniškumu, galbūt jūs darbinate, vykdote veiklą, kuri, kas galėtų tai būti, miško kirtimas, grybų rinkimas,
kažkas tai tokio, kas turi sezoniškumo pobūdį ir jūs darbinate būtent sezoninį darbuotoją, taip pat galite rasti, yra teisės aktais nustatyti sezoniniai darbai, kas tai yra įvardinama sezoniniais darbais. Ir primenu, kad sezoniniams darbuotojams tai išduodamas ne leidimas laikinai gyventi, o išduodama nacionalinė viza. Būtent sezoniniams darbuotojams, taip pat komandiruojamams darbuotojams, tai tik tai šiuo atveju reikia kreiptis į užimtumo tarnybą, gauti leidimą dirbti būtent sezoninį darbą arba komandiruojamam darbuotojui. Ar nutraukiant darbo santykius su užsieniečiu, darbdaviui yra prievolė pranešti migracijos departamentui ir kokiais atvejais pranešimą pateikti nereikėtų apie darbo santykių pasibaigimą. Tai prievolė šiuo metu egzistuoja, apie darbo santykių nutraukimą migracijos departamentui reikia pateikti pranešimą, tai susiję būtent ir su jūsų įsipareigojimais, kuriuos jūs prisijamate pildant tarpininkavimo raštą ir, kurie jums, jeigu nepranešat, išlieka. Nuo kitų metų, kiek žinau, yra pasikeitimai, bus tiesiog kita forma šitų pranešimų, informacijos surinkimas apie darbo santykių nutraukimą ir šita informacija be abejo tikrai apie 25 metų pasikeitimus ir tai, ką darbdaviams svarbu žinoti. Pranešime bus migracijos departamento pranešimas šitomis temomis, taip pat skaidrėse minėta mūsų departamento rubrika mūsų svetainėje, būtent darbdavių pareigos. Čia joje bus irgi būtent talpinami atnaujinimai susiję su darbdavių pranešimais apie pasikeitusius darbo santykius, taip pat apie pasikeitusius užsieniečių duomenis. Klausimas vėlgi dėl 6 mėnesių, ar 6 mėnesių darbo sutarties terminas taikomas tik įdarbinant trečiųjų šalių piliečius ar ir ES piliečius, taip pat ar tiems, dėl kurių reikia kreiptis į užimtumo tarnybą. Dėl ES piliečiams ne, tai yra netaikoma, vėlgi įstatymo 44 straipsnis, tai tas mūsų pagrindinis straipsnis, pagal kurį leidimai laikinai gyventi išduodami darbo pagrindu kvalifikuotiems darbuotojams, tai yra susiję tik tai su leidimų išdavimu trečiųjų šalių piliečiams. ES piliečiams šitas įstatymo straipsnis nėra taikomas, ES piliečiams yra išduodamas ne leidimas laikinai gyventi, o pažymėjimas, kuris patvirtina ES piliečio teisę gyventi Lietuvoje, jis taip pat gali būti išduodamas ir darbo pagrindu, bet tokių reikalavimų, kokius kelia įstatymo 44 straipsnis, ES piliečiams nėra keliami. Klausimas dėl 6 mėnesių darbo sutarties termino taikymo studijų pagrindų. Tai pagrindų leidimus turintiems užsieniečiams. Vėlgi, tai užsieniečiai, studentai studijuojantis Lietuvoje, užsieniečiai leidimą laikinai gyventi, tai turi kaip studentai visai kitų pagrindų, jie gavo leidimą visai kitomis sąlygomis, tiesiog įstatymas, jau porą metų, jau bus 2 metai, kaip neriboja būtent studijuojančių užsieniečių priėmimo į darbą, neriboja darbo valandų, tokiu būdu darbdavys įdarbinantis studijuojantį Lietuvoje užsienietį neteikia tarpininkavimo rašto, tai tokiu būdu to reikalavimo dėl 6 mėnesių ir netaikom. Kadangi jie kitomis sąlygomis yra gavę leidimą laikinai gyventi, tiesiog įstatymas šios kategorijos užsieniečių nedraudžia įdarbinti ir neuždeda ribojimo dėl darbo laiko. Klausimas dėl kvotos, ar teisingai supratom, kad kvota bus bendra ir nebus skirstoma pagal veiklos rūšis? Taip, visiškai teisingai. Kvota bus viena nustatyta, kadangi, kaip ir minėjau, nelieka trūkstamų profesijų sąrašo, jisai netenka galios sausio 1 dieną, tai vadinasi, nelieka ir skirstymo pagal ekonominės veiklos rūšis, bus nustatyta, matysim, koks tai bus kvotos dydis, bet tas dydis, jis bus vieningas, vienas. Ir bus visų profesijų užsieniečiams, tas kvotos dydis bus vieningai naudojamas. Tai antra dalis klausimo, jei vairuotojai ir statybininkai viršys kvotą, tai ir į pramonę nebus galima įdarbinti.
Na, kadangi taip, iš esmės taip, bet kadangi nelieka skirstimo į paslaugų, pramonės, statybos sritį, tai yra kvotą 25 metais iki paskutinio vieneto naudosime visų profesijų užsieniečiai naudos. Ir tas, kuris jau bus paskutinis, ar tai bus vairuotojas ar statybininkas, išnaudojęs paskutinį kvotos vienetą, tai kvota pasibaigs visiems. Toliau matau irgi įvairių klausimų, bet matau, kad ir laikas mūsų baigėsi. Klausimas, ar visi ukrainiečiai, kurie turi leidimą gyventi humanitariniu pagrindu, tai yra karo pabėgėliai, turės daryti leidimo gyventi pratęsimą darbo pagrindo, ar galės tęsti leidimą humanitariniu pagrindu. Jeigu mes kalbame apie laikinąją apsaugą, tai yra tiem ukrainiečiams pasitraukusiems iš Ukrainos dėl karo veiksmų, kuriems išduodamas leidimas laikinai gyventi laikinosios apsaugos pagrindų, tai yra kaip tai atskirti, tai yra skaitmeninis leidimas, būtent šiuo atveju išduodamas tik tai skaitmeninis leidimas, ne plastikinė leidimo kortelė. Laikinoji apsauga yra pratęsta iki 26 metų, tai reiškia, kad jau ir dabar, kurie yra pateikiami prašymai ir bus teikiami, leidimas laikinai gyventi bus ar išduodamas naujai atvykusiems, ar tęsiamas tiems, kurie šiuo metu turi skaitmeninį leidimą, jiems bus išduotas iki 26 metų. Aš matau, kad net neįpusėjau jūsų surašytus klausimus, tai laikas mūsų, matau, baigėsi, mes tiesiog tais klausimais juos peržiūrėsime, nes mūsų tikrai yra labai daug, matau, buvo vienu metu beveik 300, tai suprantam, kad ir tų klausimų labai daug, juos persižiūrėsime ir tais klausimais papildysim skaidrės, su kuriomis jumis tikimės kitą savaitę ir pasidalinsime. Tai šiam momentui tikrai noriu visiems labai padėkoti už tokį aktyvų dalyvavimą. Ko gero, manau, kad šios dienos seminaras sumušė rekordus dalyvavimo prasme, už jūsų aktyvumą. Labai dėkui Jums tikrai už sakytas pastabas, kurios irgi mus skatina siekti, gerinti savo darbą, nes ir jūsų pagalba mes matome, kur kažką tai dar galime pakeisti ir patobulinti. Labai dėkoju, noriu tikrai labai padėkoti, nes tikrai sulaukėme tokių pasiūlymų, į kuriuos mes ir atsižvelgsime ir kurdami, ir tobulindami ir Migris sistemą. Ir ko gero tiesiog noriu palinkėti visiems gerų darbų. Kaip ir pradžiai sakiau, gyvename pokyčių metais. Tie pokyčiai ne visi būna, kad ir kartais iš pirmo žvilgsnio atrodo ir sudėtingi, galbūt ir ar tikrai jie mums kažką padės, bet aš tikiuosi, kad 25 metai, kurio žengsim su naujomis taisyklėmis, nauja kvota, naujomis sąlygomis matysime, kaip mums seksis, tai tikiuosi, kad iš to tikrai tiek ir jūs, tiek ir Migracijos departamentas turėsime naudos ir dirbsim, bendradarbiausime toliau. Tai noriu palinkėti visiems geros dienos ir tada iki kitų susitikimų. Geros dienos. Viso geriausio. Ačiū labai visą. Ačiū.